reakcijų dėka atsiranda iš viso tos autorinės teisės? Ar čia socialiniai dalykai, mutacijos, virusai ir kokio lygio reikia sukurti kūrinį, kad jos veiktų jau? Autorinės teisės gal padeda žmonėms suvokti, kad net tai, kas nėra apčiuopiama, irgi priklauso kažkam. O su kūriniais, kadangi jie nėra apčiuopiami ir atrodo gali įsijungti savo privatume vidury nakties ir niekas apie tai nesužinos, tai sudaro galbūt iliuziją, kad tai priklauso visiems. Bet iš tikrųjų, vos sukuria mano pusseserė, kuria yra, nežinau, 12 metų, jinai jau savo kūrinį gali žinoti, kad jis turi autorinės teisės. Tai nesvarbu, ar esat mėgėja, ar profesionalė, autorių teisės veikia vienodai. Kartais, kai būna man įkvėpimas, aš kuriu eilėraščius, bet įkvėpimas ne visada būna ilgas, tai kartais būna 3 eilutės, 6. Jeigu tai nėra kažkoks standartinis baigtas eilėraštis, jis turi kokių nors teisų į gyvenimą ar gynybą? Taip. Mano viena mėgstamiausių citatų, kuri galėtų būti ir trumpas eilėraštis, yra Leonido Donskio įvardinimas, kas yra laisvė. Jis pasakė, kad laisvė yra egzaminas. Tai čia tikrai jau iškart priklauso autorinės teisės, net ir vienam sakiniui.